Porą žmonių norėjo pasakyti. Pirmiausia, ponė Andrikienė. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu dar sėki pabrėžti, kad Durbano peržiūros konferencijos baigiamasis dokumentas buvo priimtas konsensusu. Nors tekstas ir nėra idealus ir jis atspindi sudėtingų dėrybų rezultatą. Dėl ES pozicijos, kaip aš įsivaizduoju, yra labai svarbu tęsti diskusiją dėl naujojo dokumento ir dažnai ginčytinų klausimų, tokių kaip rasinė diskriminacija, ksenofobija, stigmatizacija ar žmonių stereotipų kūrimas, vadovaujantis jų religija ar tikėjimu. Mes turėtume pradėti tolesnę diskusiją be konfrontacijų, bet griežtai turėtume reaguoti į bet kokius nepriimtinus pareiškimus ir bandymus panaudoti Durbano procesą rasistinės ideologijos pademonstravimui. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad be tvirtos ES pozicijos ginant žmogaus teisės ir kovojant su rasizmu bei ksenofobija, Durbano procesas gali pasukti neteisingą kryptimį. Ačiū. 1 minute.